Kas toj bananų šaly? Ką ten investuosi tenais? Mums nereikia įtikinėti, kad Balis fainas. Visas pasaulis pripažįsta, gauna nominacijas, pripažinimus, kad būtent Balis yra fainas. Kodėl investuoti dabar? Atsakymas yra žemės kaina. Beveik nebėra laisvų žemės plotų tose top, pavyzdžiui, Uluvatų lokacijose. Tai tiesiog šiandien dieną investicija čia yra gera ir bus gera už 5 metų įėjus šiandien. Tai yra tiesiog senesnės kartos tie vystytojai, kurie nesivargina. Jeigu kažkas viena kita įmonė ir daro, tai tokį paviršių daro, kad tikrai neina į tą marketinginę, pardaviminę pusę, kaip pritraukti žmogų čia. Jeigu mūsų visa matematika yra palitai, kaip kad mes būtumėm dar viena vila, esanti dabar rinkoje tam regione, kaip dar viena tiesiog vila, kuri nieko neįsiskiria. Bet mes uždedam tiek tų sluoksnių, kad nebūti dar ta viena vila. Bet jeigu mes būsim ir liksim ir mūsų visos utopinės vizijos, ką mes čia planuojam, kiek investuojam ir pinigų, ir komandos samdom, ir kuriam tuos dalykus, jie nepasteisins, vis tiek matematika gauna, žinai. Tai sveiki, dar kartą sveikinamės vėl iš Balio podcast'o studijos. Nesenai rašėm su Giedriumi epizodą, dabar likus keliom valandom iki mano skrydžio atgal į Lietuvą susitikom dar ant greitų. Tai tiesiog įrašyti dar vieną epizodą, pasidalinti, kaip mano laikas čia praėjo, kiek praleidau ir dar turim pasiruošę kai kurių temų, kurias manom, kad bus įdomu ir jums išgirsti. Tai Ernai, papasakok, kiek streso lygis nuo 1 iki 10, kada skrydis, kiek dabar valandų ir kaip jauties? Ja, skrydis po 7, dabar kiek? 2:30. 2:30, jo, tai prioritetai, kaip sakant. Bet jo, nėra didesnis stresas, gal buvo čia atvažiuoti, nes nežinau, gal užsikimšo kažkur kažkas avarija kokia, nes belia kokie kamščiai ir buvo sunkoko lauktuvų rasti, tai irgi nemažai streso. Tai papasakok, kur buvai, ko ieškojai, kaip sekės ir koks planas, ir kas liks be lauktuvų arba kam pasiseks? Nu, liks beveik visi be lauktuvų, galiu tai pasakyti. Jo, kažkaip nežinau, aš toks, man iš principo bet ko pirkti nesinori, kur matau, kad ten, nežinau, gal nesąmonė arba nejaučiu, kokias, nežinau, 35, manau, parduotuvės pravažiavau, bet niekur nieko neradau, viskas vienoda, viskas apie nieką, tai kažkaip, bet po to vieną parduotuvę radau, tai nupirkau aksesuarą ir... Tai bet svarbu, su reikšme kažkam bus. Taip. Gerai, bet blogiausiu atveju tai dar laiko daug turim. Ja, dar yra laiko. Ir duty free yra dar. Ja. Tai gerai, kol dar laikos visai nesprogo, nežinau, dabar kiek laiko prabuvai atliekėsi Balį? Virš mėnesio turbūt, nes visą prasitęsinėjai. Atvažiavau 2 savaitėm, bet Balis padarė savo. Tai būsiu prabuvęs 1,5 mėnesio. Žiūrėjau birželio pradžią, dabar išvažiuosiu gegužės vidury. Jo. Taip, žmonės pasilieka čia gyventi 5 metam. Nu, tai aš atsimenu, tai mūsų draugai Domantas su Paulina, tai aš atvažiavau pirmą kartą prieš 5 metus ir jie atvarė gal po mėnesio, kai aš atvariau. Tai aš prabuvau 3 mėnesius, jie 5 metai. Užstrigę, jo. Ja. Tai papasakok, nežinau, nes tu irgi buvai prieš 5 metus, dabar kada mūsų šeima buvo? Prieš metus. 2 jau čia, ne? Nu, 1,5, nu ir dabar. Tai papasakok biškį iš savo perspektyvos, kaip keitęs Balis. Nu, man tai crazy, visiškai. Yeah. Man keitęs labai, tai kas klausėt praeitus epizodus, buvau minėjęs jo, kad aš buvau prieš, manau, kad 5,5 metų dabar yra, tai buvo pačios griežčiausios COVID sąlygos, nu buvo, kad iš vis neįsileido nieko ir tada, kai pirmus tuos atidarimus darė, tai karantinas buvo 10 dienų ten jų parinktam viešbučio kambarį, kur buvo tikrai labai mėgavais visai. Jo, tai va, tą ir noriu pasakyti, kad geriausias laikas buvo, jo, šiaip buvo labai blogai ten tikrai. Bet jo, aš prabuvau tada apie 3 mėnesius, tai pagrindę laiką leidom Ubude ir iš Ubudo tenai nuvažiuodom savaitį, ten porai dienų kažkur. Ir tada tik ant pačio galo iš tikrųjų Uluvatų atradom. Tai atvažiavome Uluvatų ir aš prisimenu, buvo toksai jausmas, kaip kad rojų atradom. Nes visą laiką Ubudas man jau tada atrodė, kad žiauriai busy.
tai suprantu, ką aš ten mačiau, tai ten buvo, nežinau, kaip spa. Ir kai man atrodo, kad ten jau daug, tai ten iš vis nebuvo nei žmonių, nei motorolerių. Bet vis tiek jau buvo kažkur pradėjo formuotis kažkas, nežinau kaip atrodo Ubudas, nes prieš 5 metus aš pats dar Ubudė nebuvau. Ne, tai virė veiksmas buvo daug ir kavinių, ir restoranų, ir visokių tenai parduotuvyčių, visokių rūbų, tų pačių aksesuarų. Nu, buvo veiksmo, bet toksai nebuvo naujų kaip ir turistų, buvo tik tai tie, kurie neišvažiavo, pasiliko. Nu, arba tokių, nežinau, ligonių kaip aš, kas ten 10 dienų, žinai, nes niekas nevažiuoja patostagauti, kad 10 dienų, žinai, prabūt viešbučio kambarį. Tai jo, kaip ir buvo žmonių, bet tikrai nebuvo per daug, tai Ubudė virė veiksmas, veikia visos tos vietos alchemy jogos, ten ir yoga barn, ir, žodžiu, pagrindiniai, kas ir dabar tenai yra, bet kai prieš metus buvau Ubudė, tai negalėjau, atrodo, patikėti. Visas miestas pasidaręs, ne? Ten biškiu man tai buvo liūdnokai, nes kai buvau prieš tos 5 metus, tai ten tikrai juto žiauri va tas dvasiškumas, dvasiškumo tą visą energiją ir ten tikrai ir visose parduotuvėse ir žmonės, kurie ir tikrai toksai aura ten buvo tokia. O dabar, kai buvom prieš metus su šeimyna, tai visiškai man jau nebesijuto to, atrodo jo, gal ir yra dar vis tos pačios erdvės, bet tuo pačiu užkrauta ir daug tokio, kur man Ubudė, aš jau ten visiškai neberadau nieko, kas man, nežinau, kažką viduj, žinai, kad skambėtų. Nu, bet šiaip Ubudas aš iš savo pusės dadėčiau, man dar likęs ten to dvasingumo, ypač lyginant, nežinau, ten Seminiaką, Čengu ir tada Ubudą, tai vis tiek daug. Pat paminėjai, nežinau, joga barnų, tai ten, nežinau, turbūt kiekvieną valandą visokios praktikos, jogos, nežinau, iš tikrųjų aesthetic dance, geriausia aesthetic dance, kurie subuvęs tikrai toksai daug meilės pilna, visi pašoka, išsitaško, tada ten meditacija, tada ten padainuoja, pamedituoja, nu tai man ten buvo tikrai super. Nu, žinai, čia būna ir kaip veidrodis, tai aš buvau ne pačių geriausių bangų ir... Na ir turbūt žiūrovai sutiks, kad keliaujant su šeima, ypač mūsų atveju tenais buvo nemaža grupė, apie 10 žmonių, nu tai sudėtinga yra, tai tų dvasingumo praktikų reikia jo, tai gal ir buvo man veidrodis toks, tai daugiau šį kartą nepavyko, nes kalbėjom, skaniausią maistą suvalgęs Balį ir sunku patikėti, bet atrodo, bet steikas skaniausiai irgi valgiau Balį, Ubudė, tada kai buvom, tai visiškai buvo, šiaip neatsimeni, kaip vadinasi tą vietą. Pamiršau, gal eigoj prisiminsiu, tai pasakysiu. Abrakadabra kažkoks ten kažkas. Ne, pabandys prisiminti. Bet šiaip dar biškį nušokom, nes įdomu visai tą palyginimą. 5 metai atgal. Tai praleidau Ubudę, nes aš šiek tiek žinau. Tai atsimenu, kitų man siuntė nuotrauką, džiunglės ir jūsų vila. Nu, atrodo įspūdingai, bet, kokia buvo patirtis, nežinau, kas patiko, nepatiko, kaip atrodė, prieš 5 metus tavo patirtis atvažiavus čia. Man kažkaip buvo, kad pirmi pusantro, gal taip mėnesio 2 buvo, tai atrodo, rojus, nes sakau, tai buvo COVIDas, aš kadangi online dirbdavau, tai jo, prisijungi skambutį, tavo backgroundas, džiunglės, tenai su vaizdu ir visa kita. Tai visi pavydėdavo ir pats jausdavais, kad čia. Bet jo, man po to aš toks, tau lipo ir pasilikai, o man liko taip, kad aš čia džiaugiuosi ir man smagu atvažiuoti, bet gyventi aš gal savęs nematau. Tai mano patirtis buvo, sakau, žiauri gera, valgiau nenormaliai skanų maistą ir panašiai, bet kažkurio momentu jau visos tos krusdelytės, gyvatės, beždžionės ir tarakonai ir visa kita jau toks būdavo. Aišku, bet kaip tu ir sakai, aš gyvenau džiunglėse, tai tų luvatų to beveik iš vis dabar, prabuvau 1,5 mėnesio, tai nieko, nebuvo jokių dengyvių, mažas geko, tik tai, bet kai buvau tada... Sakau, gyvenau tokiuose labiau atokesnėse vietose. Tai daug visko tokio buvo, kur man labiausiai įstrigęs dalykas, 1 dieną po 3 mėnesių, kai grįžau iš Šiaulius, nes iš Rygos,
Ir tada ėjau mėgoti ir prisimenu pirms dalyks, ką padariau, tai pakėliau pagalbę ir kaldrą ir tada pagavau, kad eik savo, nereik to daryti. Nebėra, grėsmės. Nebėra grėsmės, tai va tas. Bet ta vila, aš kaip prisimenu, tai irgi daug medžio buvo, ne, tokia labiau iš vietinio balinys stiliaus. Nu jo, labiau į tą pusę. Nu bet ten ir buvo, sakau, tokios tikrai džiunglėse ir panašiai, tai ir ta patirtis turbūt į tai formavus. Bet va, ką aš prisimenu, va, tų Luvatų man gal būdas, dar kaip būdas, nu tai daug dalykų yra ten išlikę tų pačių ir kaip ir pasikeitęs, bet tuo pačiu, kai važiuoju per tas gatvelis, nu tai taip ir atsiminė, nes jis jau buvo kaip išvystytas ganėtinai ir ten tas centrinė ta dalis, sakykime, tai buvo, nu, važiuoji dabar tos pačios parduotuvės, tos pačios gatvelės, nu nėra tokio, kad crazy kažkas, žinai. Bet va, tų Luvatų, tai visiškai crazy, nes mes atvažiavom, tai buvo tik tai surferiai, realiai surferiai ir vietiniai. Ir realiai Bingino va, ta va, area, tai buvo tenai tik tai virė visas veiksmas, daugiau visur, kur važiuoji, nieko nebūdavo, nei restoranų, nei parduotuvių, atkeliai yra išlikę tie patys, kurie buvo va tada ir dabar jie vieni populiariausių, bet jo, pagrindinis veiksmas buvo ten iki padang paplūdimio tenai, už ten važiuojant toliau, tai jau beveik nieko nebuvo, pavieniai kažkokie dalykėliai. Tai. Bet prisiminimai geri iš Luvatų. Tada kaip buvo. Nenormaliai geri, nes tiesiog ten atvažiuodavo į ramybę. Ir važiuoji, eismo tenai nebuvo dar... Realiai visiškai keliukai ramus, sakau, toks atvažiuoji visišką ramybę. Nu ir dabar atvažiavai? Dabar jau ramybės mažiau, aišku, veiksmas tikrai verda kitaip. Bet vėlgi, man atrodo, tada, kai gal buvau, tai tokio norėjus vienokios patirties, dabar atrodo tikrai to pasaulio, nu nemažai. Mačius, noris kažkokios gal kitokios patirties ir vėl priklauso, praeitais metais buvom su šeima, tai atrodo ten emociškai vieną energiją, tai vienaip norėjos, dabar atvažiuoji vėl kitaip, tai nu ir palei tai tą manau ir vietą gali atsirinkti, o kas mano Luvatų, bent jau kas patinka, kad labai gali turėti skirtingą patirtį priklausomai nuo ten, kur pasirenki gyventi. Ir pats gali tiesiog susiformuoti, ko tu nori iš savo patirties čia. Tai jo, tai dabar jis tikrai labai pasikeitęs, tik tai man buvo, nu, toks net nežinau, maloniausias dalykas, prisimenu, nes atvažiavom, tai realiai beveik visą laiką dirbom daug, tai net nebuvo, gal 2 kartus paplūdimy buvau per 1,5 mėnesio, tai nebuvo, kad pramogauta buvo, bet tiesiog maistas, nu, nenormaliai skanus. Tai vat man tokie elementarūs dalykai, nežinau, ten atvažiuoju pusryčiam pavalgyti ir visą laiką galvojau, kad, nu, norėčiau steak and egg, žinai. Atvažiuoji steak and eggs ir tu žiūri 10 eurų ir kai pagalvoji, kad Vilniui nueiti avokado taustą suvalgyti, žinai, yra ten 12 eurų, jau visiškai turbūt net vidurkis, sakyčiau. Tai kai tu suvalgai už 10 eurų, žinai, normalų steiką, kiaušinį ir viskas puikiai ir skanu. Nu, tai tas man jo, vien ta patirtis, kad tiesiog eini visur, valgai, avokado taustas 3 eurai, ten geram restorane. Tai jo, tas aš manau, fainai. Kad Uluvatų yra ne visiems, bet čia yra labiau apie lifestyle. Kito atvažiuoji, šiek tiek gal ilgesniam laikui, pasurfint, geri paplūdimiai, geri džimai, skaniai valgai, gera rutina. Tai tikrai ne visiems limpa, bet vat, kas žino, kur nueiti, kaip prisitaikyti ir ko tikėtis, tai visai neblogai. Bet žinai, man dar prisiminiau, siuntėjai, gal net ir minėjom su Giedrium, bet vat biški išsiplėsti tą temą, kaip viskas keitėsi. Reelsą siuntėjai, man atrodo, 70 metais, kaip atrodė Balis ir ką žmonės tada sakė. Ir tada buvo pirmieji turistai, australai atvažiavę ir tada va ta žinutė, viskas, Balis nebe toks, Balis griūna, čia jau jie niokoja 70 metais, kai dar viskas buvo ten žalia, gražu ir dabar 26 metai ta pati žinutė, kad jau viskas, Balis griūna, Balis čia miršta, nieko čia nebėra. Nu tai kokia tavo nuomonė, vat kaip tu matai tą pokytį ir ar iš tikrųjų Balis miršta, ar labiau jisai keičiasi? Jo, tai... Šiaip parašykite, jeigu norėsite, ar į Balį Bajai, ar man atsiųsiu tą reelsą, nes buvo net šokas toks, atrodo, grinai filmuoja 70 metais, buvo australų pamėgta vieta,
Yra, nu tikrai, viens prie vieno viskas pritaikoma yra. Gal ten buvo labiau, kad kalbėjo, nes toksai hipių gal laikai, tai buvo tenai apie narkotikus, ten buvo kažkokių paminėjimų, kad tas, bet šiaip daugiau viskas yra absoliučiai pritaikoma apie tai, kas šiandien ir ką sako mum po visais ten komentarais, kur visi žmonės ateina į skambučius, kur mes kalbamės ir tiesiog, kad, nu, jau balis, jo, nebe tas ir kad ir kultūra, ir viskas keičiasi ir jau tampa turistynas. Pagalvoju, kad jo prieš 56 metus va, tą patį sakė, ką dabar. Tai jo, kaip dabar Balį matau, tai labai džiaugiuosi, kad galėjau turėti tą patirtį, kad va būt prieš 5,5 metų, prieš 1,5, dabar atvažiuoti, aišku, dabar gausis dažniau važinėti, bet jo, jisai nu tikrai labai keičiasi, bet man atrodo, kad jis nėra didelis, bet to pačiu man gigantiškas yra, nežinau, nes atrodo, tam pačiam Uluvatui tu gali rasti, tiesiog priklausomai nuo kur tu gyveni, tavo patirtis visiškai gali skirtis. Tiesiog, jo, man atrodo, prie tam podcast'e su Giedriu minėjau, bet kur buvo mūsų vat, klientai atvažiavę, kur pirko pas mus vilą, Liudas su Dovilė, tai vat jie gyveno toliau. Tai jie atvažiuodavo ir vos nerinkdavos visą dieną praleisti va čia prie Padang ir visos tos vietovės iki grįžtant tenai, nes tiesiog tu negali, nu, per toli, žodžiu, gyveni, kad važinėti pirmyn atgal. Tai tavo patirtis, nu, tikrai mažiau, sakykime, gera vietoj to, kad tu gyventum, žinai, prie čia. Tai va, o paėmus visą Balį, tai nežinau, mes praeitas iki, va, kai buvom, parėm ten panardyti, scuba divinti. Tai irgi 2 valandas važiavom į visiškai kitą pusę ir tenai vėl kitokia atrodo patirtis. Tai, žodžiu, į bet kurią pusę, kurią tu važiuosi, tikrai bus kitaip ir kitokia patirtis ir kitokios emocijos. Jo, tai man atrodo, kas, žinai, keičiasi, nu, nes yra tiesiog pats turistas keičiasi, pats turisto tipas. Tai va 70 metais arba ten net prieš 5 metus ar 10 metų, nu, tai turistas, kuris buvo Uluvatu, tai buvo tie tokie žmonės, kurie nori tos gamtožės. Važiuoja, nu tokie labiau ekstremai, arba labai paprasti, backpackeriai, varo, keliauja, eksplorina. Nu dabar, ką mes turim Uluvatu, nu tai yra labiau toks jau, nežinau, rafinuotas gal tas turistas, kuriam reikia kokybės, skaniai pavalgyti, ir tai keičiasi, bet ir tai pritraukia mases. Tai ir vat, nežinau, aš visai norėčiau, čia turiu šiokios tokios statistikos apskritai, nu vat, nes į tą mintį, vat, irgi tiesiog prieš podcastą pasižiūrėjau, kad Balis miršta. Nu, tai vat, ar iš tikrųjų miršta ir ką rodo statistika. Tai pavyzdžiui, Indonezijos statistikos departamentas, tai užfiksuota rekordinis turistų kiekis 25 metais. Tai yra beveik 7 milijonai vien turistų. Ir tada lyginant 25 su 24 metais, kiekvienas mėnesis, sausis, vasaris, kovas, kurį be paimtum, outperformino 24. Tai 25 metų sausis outperformino 24 sausį ir taip toliau. Tai rekordas, žinai, nu tai vat... Ir 24 sakė, kad irgi per vėlų. Jo, kad 24, kas ten buvo 22-23, iš vis žemę pirko tenais už centus, kuri dabar turbūt 5 kartus nuo 22 pakilus. Tai jo, toksai statistika sako, kad tas turizmas, nu, rekordai. Tada šiaip, nu, vat, turizmas tai turizmas. Galim irgi kažkur paimti kažkokią tai šalį, kad, nu, toj šaly tas turizmas auga. Bet, pavyzdžiui, tiesiog yra global recognition, tai visam pasauliu pripažinimas. Tai TripAdvisoris, tai viena populiariausia turbūt platformų. Man atrodo, kiekvienais metais išėlės, bet vat ir 26 pripažinta numeris 1 destinacija. Tai ir čia lyginama tas pats Tailandas, nežinau, Dubajus, Ispanija, Paryžius, Roma, ką tu paimsi miestus ar valstybės, outperformina. Tai vėl, nu, žmonės čia nori būti, čia žmonės atvažiuoja ir tada gal, nežinau, va, dar irgi ta įdomu tokia, nes aš gaunu kartais iš investuotojų, kur ateina į skambučius, gal tokie žmonės, kur mažiau linkę, bet smalsiai va, kažko domisi, nu sako, kas toj bananų šaly, ką ten investuosi tenais. Bet iš tikrųjų, nu, ką reiškia bananų šalis? Čia yra 280 milijonų gyventojų, tai yra 7 pagal dydį ekonomika pagal perkamąją galę ir pati ekonomika auga 5 procentai per metus. Nu, tai didžiulis augimas, va čia irgi šiek tiek statistikos, lyginant su Lietuva beveik 2 kartus greičiau. Tai vėl mes matom tos tokius ženklus, kad, nu, vat, viskas eina visai į kitą pusę, nei kad, vat, bananų respublika ir taip toliau. Tai, vat, jo, nežinau, gal tavo kažkokias mintis
tiek apie statistiką, tiek apskritai, kaip keičiasi tas balis. Jo, tai va, aš manau, kad viena pagrindinių priežasčių, dėl ko mes darom šitą podcastą ir čia sėdim, tai ir yra, kad žiauriai lengva kaip susidaryti nuomonę arba tapti auka tos nuomonės suformavimo, jeigu tu ten pamatai, žinai, kažkokį vieną reelsą, kur kažkas kažką negatyvaus šneka ir tada tu jau matai tą balį visiškai kitom akim. Ir jeigu pažiūrėjai tą reelsą, gausi dar vieną reelsą panašų ir viskas, tu jau tavo šaltinis yra tas. Bet jo, kai žiūri, iš tikrųjų į tavo paminėtus skaičius ir daug daugiau, kuriuos patys galite irgi tikrai pasiieškoti ir pasidaryti savo researchus, viskas signalizuoja į kitą pusę. Ir aš gal norėčiau, žinau, ir tavęs paklausiu, kaip tu matai, kad jo, tas turizmas auga, bet auga ir daug statybų, yra šiaip po daug komentarų, po daug postų komentaruose pastebiu, kad rašo žmonės, tai kiek jau yra tų vaiduoklių pastatų, ten betono ir panašiai. Ir tiesiog, kad man toksai yra, kad žmonės, kurie sako, kad jau yra per vėlų, gerai, mes sakom, turizmo atvažiuoja. Gerai, tada kažkas sakys, bet jo yra daug statybų. Tai kaip tu matai visą tą ir ar tu manai, kad tas turizmo kilimas, ekonomikos kilimas ir atmuš tą pasiūlą, kurią kuria dabar Lovatų ir kiti regionai, ar kaip matai? Man tai patinka žiūrėti ir į kitas rinkas. Ir grįžti gal yra tas oversupply vienas dalykas, ir kitas dalykas, ar dar nėra per vėlų. Tai pavyzdžiui, paimkime koks arčiausi Balio galbūt koks Puketas, Tailande. Tai žmonės, kurie investavo į Puketą prieš kokius 5-7 metus, fiksuoja ten aukščiausius ROI turbūt ir labiausiai laimingi. Bet žmonės, kurie perka šiandien, kai viskas taip subrangė, jie tenais gauna tarp 5-7%. Jau visai kas kita. Ir tada atsakant į oversupply, irgi darausi tas visokius researchus ir dabar tikslių skaičiukų nepasakysiu, bet lyginau, nes gal viena iš klaidų yra ir toks... gal viena didelė klaida, kai žmonės sako Balį. O kas yra Balį? Ta prasme dabar aš tau pasakyčiau, ar nusipirkau butą Vilniui? Koks tau automatiškai pirmas klausimas būtų? Kur Vilniui? Kur Vilniui? Tai čia irgi žmonės sako Balį, bet kur Balį? Arba jeigu jau sako irgi dabar matom, kad Uluvatų, čia irgi tas traukos centras tampa, bet kur Uluvatų? Nes Uluvatų tai yra didžiulis, tai gali būti, nežinau, ten 5-4 kilometrai skirtumas kardinalus. Tai tu gali irgi pasilinti iš savo pusės. Tu čia iki šitos studijos važiavai, sakai, kamštis, nes važiavai per tą pagrindinę Ungasano gatvę, kur daugiausiai tenai sunkvežimių, dūmų. Šiaip jeigu atvirai nekenčiu šitos gatvės, jeigu taip labai visiškai atvirai šnekant. Tai jo, visiškai skirtinga, sutinku, ta patirtis ir mes matom ir irgi, kai patys gaunam reklamas, tiesiog objektų Balį, tai irgi tu panalizuoji, tiesiog pasidarai tą konkurentų analizę. Ir net sakyčiau, labai mažas kiekis iš tikrųjų yra, kurie siūlo pats, sakykim, dabar pabuvęs, visiškai šviežiai, žinau tikrai, kur norėčiau būti ir kur nenorėčiau. Kur norėčiau ir gyventi, ir trumpalaikiai nuomai apsistoti. Ir, skaičiu net iš tikrųjų 9 iš 10 turbūt reklamų ir projektų, kuriuos aš bent jau gaunu ir pasižiūriu, tai yra visiškai ne ten, kur norėčiau būti ar gyventi ir jo, ir tu paminėjai tą Ungasaną. Tai atrodo, aš buvau apsistojęs dabar Niang regione, tai ten yra vienas tas gražiausių paplūdimių šalia Vila Meilė mūsų objekto. Tai ten, kadangi ten dar nėra tiek gal ir išdevelopinta, bet ten yra tas kamputis toksai, kur atrodo, tu ten visiškai kitokią patirtį turi. Ir tada aš, kad važiuoti iki coworkingo, kuriam darbavomės, man reikėdavo vis tiek šiek tiek, sakykime, įlysti tą Ungasano pusę. Tai sugadina, atrodo, visą experience. Iš ramybės. Jo, iš ramybės ir tu 10 minučių prabuvęs ten tuose kamščiuose, tarp tų visų trakų ir visų tų dūmų. Tai tau visiškai kitaip vietoj to, kad tu važiuoji ir ten pusę žvilgsnio matai vandenyną ir visiškai kitoks experience'as. Tai jo, tai vėlgi, kalbant apie tai, kad vienas dalykas yra gyventi, aišku, gyventi nenorėčiau tenai šalia tos Ungasan gatvės, bet ir taip, kaip turistas atvažiuoji ir kaip tu dažniausiai pamini, kad kai į Vilnių atvažiuoji, tu nori senamiestį gyventi, kur tu nori
išeiti, kur yra restoranai, kur renkasi žmonės, kur yra kažkokie traukos objektai, tai lygiai taip pat ir čia, tu nori būti tenai, kur žmonės varo į paplūdimius, kur yra restoranai, net ledus nuvaryti, nusipirkti ir suvalgyti skaniūnų, tai tu nori būti šalia, o ne važiuoti 15 minučių. Tai va ta statistika gal va ir iš investuotojo šiek tiek pusės, kad Ungasanas Džimbaranas statistiškai sugeneruoja dvigubai mažiau pajamų, lyginant su, va, pavyzdžiui, Binginu, Padangu, Nyangu. Tai dvigubas skaičius. Nu tai tada ką reiškia, ar ta investicija būtinai bus dvigubai prastesnė, nebūtinai. Bet reikia žiūrėti, jeigu vilą perki už 170 tūkstančių Ungasane ir už 170 tūkstančių Bingine, nu tada jin bus dvigubai mažesnė. Tai aš sakyčiau, jo, tiesiog reikia žiūrėti, jeigu kažkas vat, neturi biudžeto nupirkti senamiestį, nu jie gali žiūrėti va tam Ungasane, bet čia turbūt, nu, nežinau, man Ungasanas arba nu va tos lokacijos, kurios yra toliau nuo to patrauklumas tai yra paplūdimiai, geriausi paplūdimiai, kuo tu toliau nuesi to paplūdimio, tuo tavo išskirtinumas mažėja, nesvarbu, kiek tu ką išskirtinai padarysi, tai man visada atrodo rizikinga pirkti šitoj erijoje, bet vėl reikia ypač investuotojams, kurie domisi tik tai skaičiukais, atsidaryti tą patį Exceliuką, atimti tą emocinę gal pusę ir pasižiūrėti, jeigu vila dvigubai pigesnė, taip, užimtumas čia bus mažesnis, nakties kaina bus mažesnė, nu, gal veiks, gal neveiks. Čia, žinai, sunku pasakyti, reikia matematiškai skaičiuoti, bet, nu, iš emocinės pusės to patrauklumo čia visiškai nėra. Bet aš ką matau, kad, nu, vilos čia nekainuoja dvigubai pigiau. Vilos kainuoja čia 10 tūkstančių, gal 20 tūkstančių pigiau, nu ir tada ta matematika tikrai sugriūna. Tai va, man čia va, gal įdomiausias dalykas apie Balį ir ką va, dabar visiškai kitom akim stengiausi žiūrėti. Tai tiesiog važiuojant per visus tuos regionus, kuriuos minėjom, tenai Binginas, Padang, Nyangas, tas pats Ungasanas, tiesiog grinai važiuoju ir stebiu, kur yra žmonių. Žiūrite, vienose vietose yra pilna žmonių, vakare tenai jau nebėra žmonių. Ir tiesiog ir netgi yra gal vietų, kur yra restoranas, kuris pilnas ir visiškai next door nėra visiškai žmonių, tuščia. Ir belekiek tų vietų. Ir aš visą laiką bandau stebėti ir suprasti, kodėl yra, kodėl čia nėra. Arba ką jie daro gerai, o ką daro sekantis blogai. Nes noriu, kad ir mūsų objektai, aišku, būtų tie, kur būtų žmonės ir norėtų varyti ir visa kita. Bet, tą, ką tu kalbėjai, sakykime, Ungasaną, taip, tai yra strategiškai, tai gali būti gera opcija investicijai, jeigu tu pasidarai analizę, turi kažkokius ten, nežinau, priežastis ir visa kita, bet viskam keičiantis ir kaip aš turėjau patirtį prieš 5,5 metų, žiūrint į kaip atrodė Uluwatu ir kaip jisai dabar atrodo, ne, ir dabar matau, kurios vietos išliko, kurių jau nebėra, ne, ir daug kas pasikeitė, ten, nežinau, turbūt 10 kartų turbūt per tą laiką, linko einu, kad tu gali bandyti rizikuoti nusipirkęs toliau, pigiau ir dar kažkas, bet kas jeigu padidėja pasiūla dar 10 kartų. Ir tai paklausa vis tiek auganti, bet jeigu pasiūla padidėja 10 kartų, ar tau be užtenka turėti tą, ką tu turėjai ten toliau, pigiau įrengta, kai atsirado dar 10 kartų taip pat atrodančių tokios pat kokybės, bet tavo vila jau ten gal po 5 metų senumo ir yra daug naujesnių, ir tada net jeigu tu gauni tą gražą, ką tu dabar mini, net dvigubai mažesnė, jeigu gerą kainą, ten iššoviai viskas gal gerai, bet po 5 metų ar tu gausi tą kainą. Tai man čia ir buvo, ir mes jau daug diskusijų turėjom apie tai, bet apie tą faktą, kad dauguma žmonių čia ir baiminasi, kad daug statybų vyksta, arba turizmas sustos, arba dar kažkas. Bet kaip prieš 5 metus yra vietos, kurios išliko ir yra pačios populiariausios, tai kaip sukurti tokią vietą. Bet žinai, tai gal prieisim prie to išskirtinumo, kaip sukurta vieta, bet aš tai žiūriu labai paprastai. Ir dabar vėl statistika, nemažai portalų čia pačiam Balį. Vieną dalyką sako, kad beveik nebėra laisvų žemės plotų tose top, pavyzdžiui, Uluwatu lokacijose, kur būtų, tarkim, ant klifo, ar šalia pagrindinių paplūdimių, tai jeigu mes pažiūrėsim aplink Bingino paplūdimį, aplink Padang paplūdimį, tai nebėra tiek daug laisvų vietų. Ir tada, kuo tu esi arčiau paplūdimio, tuo tu turi didesnį išskirtinumą ir tavo ta žemės kaina tik kils į viršų. Ir tuo tarpu, kai mes turim Ungasaną, pats Ungasanas iš savęs neturi nieko tokio išskirtinumo. Neturi, kad būtų šalia paplūdimys, jisai gali plėstis belenkiek ir ta žemė nėra neribota.
Tai man atrodo, čia gal pagrindinis tas dalykas, kodėl aš džiaugiuosi mūsų lokacijom, nes visos lokacijos yra antiek šalia paplūdimio ir pagrindinių paplūdimių. Į ten, kur žmonės nori važiuoti. Tai man atrodo, kitoj nebeliks to žemės, tai ką reiškia, nebėra žemės, tu vis tiek nori ten nusipirkti, nu tai automatiškai ta kaina kils į viršų. Ir kai lygini Ungasaną, kur ar tavo žemė čia, ar dar pasiplėtė porą kilometrų, nu tas, ar ten nėra to išskirtinumo, tai manau, kad šiandien ten gali Ungasanas performinti, žiūrint 5 metus į ateitį, manau, kad tokios lokacijos jos... Nu, Bet tai kaip manai, arba apskritai, pavyzdžiui, nes yra žmonės, kurie baiminas ir tu galvoji, kad Balis, o kai sakau Balis, imkim dar konkrečių Uluvatų, kadangi mes čia, ar tu matai, kur kažkurio momentu gatvės pradeda mažėti, restoranai pradeda užsidarinėti ir kad gatvėse mažiau motorolerių, mažiau žmonių ir kažkodėl čia nebevažiuoja. Nu tai žinai, yra emocinė pusė ir yra statistika. Nu tai dabar kas bus už 5, už 10 metų, mes nežinom, ten 3 pasaulinis karas, nu, kad ir kas bus ten, va, žmonės irgi klausia apie įstatymus, nu, tai nežinau, tiesiog tu gali žiūrėti kryptį ir ta kryptis kiekvienais metais turizmas auga, tų turistų kiekis didėja ir mano nuomonė, tam tikros vietos, sakykime, paimkim, top 10%, jos visada veiks, ir kaip tu pasakėjai, vienas restoranas pilnas žmonių, kitas tuščias, tai man atrodo, kuo toliau, to gal ir bus, nu, vat, tos vietos, kur įdeda širdies, kur pasidaro gerą researchą, kur padaro kažką unikaliai, jos veiks, nes nu, žmonės jaučia. Ir man vat, geras pavyzdys Giedrius padeliu lošia. Tai dabar važinėja aplinkui padelio kortus, nes jų čia vat, mūsų dabar aplink mus koks 10 gal yra naujų, kai buvo vienas, ten Island Padel. Nu ir yra vienas angaras, tarkim, padarytas konkrečiai viskas pigiausia. Angaras, ten pigiausios medžiagos, nieko nėra. Ir tada kitas. Spa, didžiulis baseinas, saunos, ledo vonės, vaikams tenais, moterims atskirai tenais padelio kortai, nu tu ateini ir pagalvota, visa šeima gauna experience. Tai ar tu su vaiku ateisi, ar tu su žmona, kuri nežaidžia padelio, visi gerai praleis laiką. Ir vat, čia man yra geriausias pavyzdys, kaip ta rinka vat, ir turėtų keistis ir turbūt keisis. Tie, kurie galvoja, įdeda išskirtinumo, tai vat tas padelio kortas aš esu įsitikinęs, kad veiks, o tas angaras, kuris atidarytas, arba turės būti tokia žema ta kaina, kad ten eitų žmonės, kurie tik ant papiguškės nori, nu arba jisai neveiks. Tai va taip ir matau tą rinką. Nu tai pas mane irgi labai panašiai ir nežinau, aš pats save kaip pasichallenginu, važiuodamas pro Padang tiltą, kur matos tas paplūdimys ir galvoju, ar aš kažkada čia važiuosiu ir bus taip, kaip buvo prieš 5,5 metų, kai buvau ir ten tik sustodavo surferiai pasižiūrėti, aišku, ir dabar sustoja, bet tenai daug daugiau veiksmo. Ir aš niekaip nematau, kad bus mažiau. Ir tada atlygiai taip pat, nu, aš žiauriai džiaugiuosi, kad mums pavyko įeiti ir nupirkti tas žemės, kurias esam nupirkę mūsų ten Vila Jūra, Amaja ar Meilės projektuose, nu, nes aš ten tikiu tiesiog, kad aplink tas vietas, net jeigu ir sumažėja turizmas, padidėja pasiūla, bet ten vis tiek tu norėsi būti. Ir tai čia toksai vienas tik tai sluoksnis, dėl ko aš galvoju, kad pas mus bent jau bus gerai. Ir tas Balis, ir Uluvatų specifiškai, nu jis nemažės. Manau, kad tik tai auks ir tik tai didės. Vat dar gal nežinau, vat mes viduj turim, tai vat ir žiūrovams galim gal vat tą ir papasakoti, kad kaip mes matom tos vystytojus, kad yra first generation vystytojas, second generation, third generation. Tai vat mano nuomonė, tie first generation vystytojai buvo 4-5 metai atgal, kur tu paėmi, vat kaip tas padelio angaras, tu paėmi su pigiausiam medžiagom, pastatai kažką naują, ta lokacija nėra daugiau mažiau svarbi, kur tu pastatysi, tenais ta vila veiks. Ir taip veikia daug kam. Tai buvo tiesiog toks bumas, perka vilas ir jos generuoja gerą nuomą, ir investuotojai perka, buvo okei, šitos vilos dabar nebeveikia. Dabar jau jom viskas, nebeužtenka, nes nėra nieko. Tai vat, man atrodo, kad mes dabar esam tam second generation ir tada va, dabar tie naujesni vystytojai, jie jau supranta, kad neužtenka daryti belenko. Tai va, daro gražius dizainus, kažkokį išskirtinumą, galvoja jau daugiau apie lokaciją, vat, kur tą atsirinkti. Ir tas gražus dizainas, dabar tos vilos jos nestraglina. Jeigu atsidarome Airbnb, Uluvatų, nėra tikrai gražių išskirtinų vilų tiek jau daug. Yra dominuoja vis dar tos baltos, tokios nuobodesnės, bet tada vat, mes irgi save challenge'inam, tai kas yra tas third generation. Tai nežinau, gal tu nori irgi išsiplės, papasakot, kaip tu matai, kas yra vat,
vis tiek dabar tos naujos gražios vilos su geru dizainu, geresnėje lokacijoje, jos veiks, bet tarkim 5 metai nuo dabar, jos turbūt irgi jau bus atsibodusios. Tai kas yra, nežinau, pas mus viduje iš tavo pusės, kaip tu matai tas third generation? Jo, tai čia vienas irgi iš pagrindinių dalykų, ką gaunam iš tų žmonių, kurie niekada nepirks vilos ir niekada neinvestuos į Balį, bet komentuoja po visais mūsų postais, tai kad iš kur mes traukiam tokią nakties kainą, tai nes atsidariusi Balį, jie mato, kad yra tenai po 50 eurų ir panašiai ir sako, taip pat atrodo. Neatrodo, taip pat yra būtent, ką tu paminėjai. Tai grinai buvo tas etapas, kur visi sako, eik, tu savo čia būmina, reikia daryti. Ir tu per daug negalvodamas, ką daryti, kaip daryti, ar kad būti skirtinai, tiesiog reikia daryti. Ir tikrai jos dabar straglina ir tikrai yra daug tų variantų, nors kai man reikėjo vienai dienai susirasti, iš tikrųjų nebuvo tiek ir daug tų variantų laisvų, kada man reikėjo, ten, nežinau, 50 turbūt gal buvo laisvų objektų. Tai nebuvo tiek ir daug, bet jo. Manau, kad ir tos dar važiuoja, bet jau jos negali kainas išlaikyti, bet manau, occupancy rate'as vis tiek ganėtinai dar nemažas. O kalbant apie mūsų projektus... Tiesiog gal nebūtinai mūsų, bet kas yra tas third generation? Jo, tai čia... Jeigu aš žinau, kad konkurentai klauso... Nebūtinai viską ir žinau, kad tu pasakosi atskirai, esam sutarę, kad epizodą padarysi. Bet tiesiog, jeigu tas second generation yra graži vila, kaip tu manai, kaip ta rinka turi keistis, arba kaip mes matom, kad ten keisis, kad išlikti ir už 5 metų? Aš matau, visų pirma, gal taip pradėsiu, matau, ką daro kiti vystytojai Balyje, tam pačiam Uluvatui, ir kad jie tiesiog neužtenka sukurti vietos, kuri ten gražus dizainas, nes to gražų dizainą arba greit nukopijuoja ir nebeveiks po poros metų, arba, tiesiog yra daug panašių tų objektų. Tai visi projektai tiesiog didesni vystytojai challenge'inasi save, kaip sukurti daugiau pridėtinės vertės. Ir ta pridėtinė vertė, ar tai ten iš baseino ir spa erdvių, ar tai ten iš sporto kažkokių kompleksų, ar tai žodžiu, panašaus tipo kažkokie dalykai, ir vis daugėja tokių, nėra daug, bet manau, kad... Nes aš pridėsiu šitas, tai aš jau sakyčiau, kad eina į third generation kažkiek, nes dabar pats ieškojaus ilgalaikę nuomą, tai irgi ilgalaikė nuoma yra kita tema ir kuri yra labai auganti, ir žmonės, kurie čia gyvena tokie kaip aš, straglina susirasti vilą, apartamentus ar kažką, ir aš tikrai daug ieškojau ir žiūriu irgi, kas užkabina akį. Tai realiai Uluvatų mes neturim daug, aš sakyčiau, gal net tik vienas dabar man šauna į galvą, kur aš žinau, kad būtų tas bendros erdvės, kad būtų didelė sporto salė, sauna, ledo vonios, ten gal kažkoks jogos ar restoranas, kad tos common areas, gal ten rooftopas gražiam saulėlydžiui, ir vienus apartamentus buvau pamatęs, kur iškart užkabino, ir kaina dabar galvoju buvo už apartamentą netoli 4000 eurų. Vieno miegamo apartamentas 4000, lokacija, jinai yra ne pati geriausia, sakyčiau 7 iš 10, 4000. Parašau, sakau, aš metam noriu susimokėti, ir kas Balį priimtina, kad už metus tu iškart į priekį susimoki, tai sakau, jo, tai jeigu už metus iš karto kokia kaina, tai man ten gal nuleido iki 3700, 600, kažkas tokio. Tai aš manau, kad nėra tiek daug, ir man atrodo, jau vien dadėjus bendras erdvės, tu iškart levelapini. Nes yra vilos, kurios atrodys, tarkim, gražiai, bet bus 4-5 vilų kompleksas, ir jeigu jin bus pritaikyta tam trumpalaikiai nuomai, tai žmogus, jeigu rinksis šitą vilą su gražiu dizainu, ar kitą vilą su gražiu dizainu ir bendrom erdvėm, jis jau tikriausiai rinksis tą kitą. Jo, ir aš, tai visiškai, aišku, sutinku, aš matau ne tik tai, kad jo yra tie generation, sakykime, vadinami, bet manau, kad tam mažesniam vystytojui, arba tas, kuris padaro vieną kitą vilą, taps tiesiog, kaip ir sakai, tiesiog žiauriai sunku, ir tie objektai tiesiog, jie turės mesti savo kainą, nes jie neturės pridėtinės vertės ką pasiūlyti, ypač jeigu tu pastatai panašią vilą kaip visi su panašiu dizainu ir visa kita. Bet taip, kaip aš matau rinką ir tą, ką mes planuojam ir už ką esam atsakingi gal skirtingose atsakomybėse mūsų projektuose, bet
kaip įdėti tiek sluoksnių, kad keičiantis tiem generations, tu būtum arba nepaveiktas, arba kiek įmanoma mažiausiai paveiktas. Tai taip, manau, kad dabar projektai, kurie tiesiog outcompetins bet kitus uluvatų, tai bus lokacija, nes tu, manau, jo atsiras daugiau eismo, nebebus taip, kad tu ten pasimėgaudamas tenai plevesuotais plaukais ten nuvažiuosi be jokių problemų ir tu jau atsakingiau arba labiau planuosi, kur aplink kurią erdvę savo tą experience, kaip tu sakei, tiesiog kurti. Tai dėl to lokacija tikrai yra svarbi ir jeigu tu tenai kažkur būsi in the middle of nowhere, bus sunkiau. Antras, tai bendros erdvės arba kažkas pridėtinė, gal tų bendrų erdvių, tai nebūtinai, kad ten kompleksas ir pilna, bet tu turi turėti, pavyzdžiui, galbūt jogą, bet ta joga turi būti tokia išskirtinė pas tave, kad dėl to atsiras niša žmonių, kurie varys tik pas tave, dėl to tu kitokią galėsi pasiūlyti nakties kainą, nes tu turėsi savo nišą ir tavo užimtumas ir nakties kaina nebebus vėlgi lyginama su dar 1000 kitų objektų. Tai čia vienas dalykas, ir aš matau dar vieną dalyką, kad tai va tą pavyzdį, kurį tu paminėjai, ten yra ne tik tos bendros erdvės, bet ten yra ir brandas. Ir tas brandas, jisai, tai kaip žinom, bet kurioje kitoje industrijoje paėmus rūbo ar dar kažką, kodėl maikė vienur kainuoja 5 eurai, gerai, net kad būtų sąžiningesniam, maikė, kuri kainuoja 5 eurų, nes yra labai kokybiška ir tu nematai niekur logo, ir yra 500 maikė, kuri yra tikrai tokios pat kokybės, bet yra specifinis kažkokio brando logo. Tai kodėl? Nes dėl to brando ir ką žmonės jaučia, kokią emociją vilkėdami tą. Tai aš manau, lygiai tas pats, ypač Bali, dabar bus tai va tas 10% ar top 1%, kurie bus patys ryškiausi, geriausi, kurie nekompetins su nakties kaina, su visa kita rinka, užimtumo procentais, nes tiesiog išsiskirs ne tik kad lokacija, ne tik kad turės bendras erdvės, bet ir turės brandą. Tai va, jeigu tas, aš prisimenu, tu man siunti, kaip atrodo tas apartamentas už tos 4000, jisai dabar, kur tu nuomojas ten daug pigiau, nesakyčiau, kad ten drastiškai didelis skirtumas yra. Taip. Bet tu už brandą, yra kažkas, kas drąsiai moka 4 kartus brangiau, ar ten daugiau. Tai manau, kad kitas tas sluoksnis, kuris svarbus, apie kurį mes galvojam turbūt labai daug, bent jau iš mano pusės, tai ir yra tas brandas. Ir kaip sukurti tai, kad kažką tokio, dėl ko žmonės važiuos tik pas tave, dėl ko, kai researchins važiuoju į Uluvatų, ką pamatyti, arba ką aplankyti, tai kaip padaryti, kad ten būtum tu, kad tavim dalintųsi, kad tu atvažiuoji, sukuri kažkokią emociją, tokią, kur joks kitas nesukurs ir kad tu turi tokį išskirtinumą, savo istoriją, savo emociją, ko neturi kiti. Ir jeigu to pavyksta sėkmingai tai padaryti, aš manau, kad tada keičiantis 5, 10 ar 15 metų, tu vis tiek išliksi. Ar tik pasakysiu, kaip tie patys restoranai ar vietos, kur aš buvau prieš 5,5 metų. Tai yra, pavyzdžiui, Gooseberry, ten buvo, mums atrodo, wow, nes nebuvo prabangių restoranų, ten buvo laikomas prabangus restoranas. Jis, dabar buvau nuvažiavęs, nes ieškojau lauktuvių ir dienos metu visiškai, 1 valandą pilna. Yeah. Tada yra pavadinimo suka, kas reiškia kitką negu mes pripratę, tai patinka, reiškia patinka, bet ta vieta yra, jinai ryte full house'as, jinai per pietus, 100%, sakyčiau, vakarop yra 110, nes žmonės stovi ir panašiai. Tai laiku juos nesikeičia, nors tu ateini, ar ten dizainas crazy, ar ten dar kažkas, ten nėra to, bet jau tiek susikurta, kad žmonės ten įpratę ir sako kitiem. Tai aš manau, kad sukūrus tuos 3 sluoksnius, kad jeigu tu turi lokaciją, jeigu tu ir dizainų išsiskiria ir nedarai tiesiog dar vienos taip pat atrodančios vilos ir taip kažkada bus nukopijuota, bet jeigu tu tada uždedi dar brando tą lygmenį, tai man atrodo, kad tu būsi ta. Ar pažadė žiūrovams papasakot plačiau, kas yra brandas ir kaip pas mus atrodys? Pažadu tikrai papasakot ir taip, kokią formą tai bus, tai gal dar neaišku, bet tai papasakosim. Bet aš žinau tiesiog kokią reakciją, žmonės, su kuriais susitikom, man būnant čia ir kai mes stovėjom Vila Jūra žemėje prie visų ekskavatorių ir ten darbininkų ir rodėm per iPadą visus tos dalykus, kas yra brandas, kas yra istorija, kas yra konceptas, visi tie dalykai.
Nu ir tas reakcijas, kur matau žmonių veidė, vat, mūsų klientų, kai pasakojame apie tuos dalykus, nu jie iškart supranta ir jie šypsena ir sako, eiktų. Vat Dovilė, mūsų klientė, sako, aš jau dabar noriu, kad tai būtų, aš dabar jau noriu kraustytis ir noriu va tą patirti, ką jūs pasako. Tai jo. Ja, ir aš manau, kad gal iš investuotojo pusės, nu, ką mes gal niekur nesakom, bet kur, aš manau, bus pagrindinis tas pokytis, nu, kad mes tada nekonkuruojam kainą. Nu, vat ką tu pasakei, tai jeigu tu įsivedė tiesiog vieno miegamojo vilą į Bookingą ir Airbnb, tau ir išmeta viską. Bet jeigu tu įsivedė vilą jūrą, nes nori va tenais atvažiuoti, tai tu jau nebekonkuruosi ten dėl 10-20 eurų, tau nebereikės nuolaidėlių daryti. Jeigu va tas brandas užsisuka, jis veikia, tai žmonės važiuoja į specifinę lokaciją ir ieško specifinio brando, vietoj to, kad ieškotų ten va, ar baltų marškinėlių, ar vieno miegamojo vilos. Tai man atrodo, čia irgi labai svarbu, kad jeigu užsisuka brandas, jeigu viską pavyksta padaryti, tu jau konkuruoji nebe kaino, o tiesiog patirtim, experience ir taip toliau. Ir čia nėra, kad mes nusipiešę kažkokią utopinę viziją, kas tiesiog mūsų galvoje tik tai yra realistiška, o to iš tikrųjų nėra. Tai yra, nu, pamiršau aš kaip vadinas, bet ar apartamentai. Aš kokią brandą? Žinok, Body Factory, ne? Body Factory, jo, Body Factory. Body Factory, tai va patys galite pasižiūrėti ir tiesiog pasilyginti tą lokaciją, nueiti susirasti va, kažką panašaus ir tiesiog paieškoti. Nes jie savo kainą, jie yra už apartamentą, kuris ten yra 100 kvadratų ar kažkas tokio, jie čaržina daugiau negu 2 miegamųjų vilos, turbūt tam pačiam aplinkui regione, kurios yra net ir naujesnės ir panašiai. Dėl ko, nes yra brandas. Tada kita vieta, kur man visiškai išnešė smegenis, per praeitą podcastą irgi minėjau, tai yra Uluvatų surf vilos. Jo, irgi galite nueiti ir pasižiūrėti. Jie yra, aišku, jau kuris laikas, bet tai jie pirmą padarė, aišku, brandą. Lokacija, kur jie atėjo, tikrai nebuvo gera, aišku, ten yra Seaside View ir visa kita, bet ten, kai aš buvau prieš 5,5 metų, ten nieko nebuvo, nu, tipo, tikrai nebuvo, bet jie yra ten 10 metų jau tenai, bet jie už tikrai, nu, prasto interjero, seno interjero, tikrai nieko visiškai ypatingo, be vaizdo į vandenyną. Yra 400 per naktį, kai aš žiūrėjau vieno miegamojo su vaizdu į vandenyną, jau yra $1,200 per naktį. Tai nėra, kad tai yra utopiniai dalykai, ką mes šnekam, ir tai net nėra, aš net sakyčiau, Jonai, bent taip kaip aš matau, kad tuos dalykus, kuriuos mes šnekam, tai nėra, kad mes piešiam utopinę viziją, kaip mes čaržinsim per naktį ten 500, kai kiti čaržins 100. Ne, tai yra, kad jeigu mūsų visa matematika yra palitai, kaip kad mes būtumėm dar viena vila, esanti dabar rinkoje tam regione, kaip dar viena tiesiog vila, kuri nieko neįsiskiria. Bet mes uždedam tiek tų sluoksnių, kad nebūti dar ta viena vila. Bet jeigu mes būsim ir liksim ir mūsų visos utopinės vizijos, ką mes čia planuojam, kiek investuojam ir pinigų, ir komandą samdom, ir kuriam tuos dalykus, jie nepasiteisins, vis tiek matematika gauna, žinai. Ne, tai būtent visi Excel skaičiavimai, vat, kuriuos mes daliname su savo investuotojais skambučio metu, kai ateina į tą konsultaciją, tai būtent ir yra tiesiog paimta viena vila, binginė arba padangė šalia mūsų ten kilometrų, tarkim, atstumu, kiek vat ta vila yra, koks yra užimtumas, kokia yra kaina. Yra atrinktas researchas aplinkui, padaryta analizė, kad va tokia vidutinė kaina, toks užimtumas, pagal tai padaryti skaičiavimai. Tai lokacija yra panaši, bet tada jokių bendrų erdvių, jokio išskirtinio dizaino ir jokio brando ten net nėra niekur įtraukta. Tai apskritai dabar visi mūsų klientai iš tikrųjų, tai jie labai nedaug apie tą brandą žinojo, nes mes dar dirbam ir dar nėra to galutinio, bet jau arti. Tai vat kas man gal ir patiks, kad mes galvojame apie tos kelius, vat, kaip tu sakai, sluoksnius, bet ir viską atmetus, tas atsiperkamumas kol kas, paprastai sakant, tiesiog gera lokacija. Labai gera lokacija, šalia gero paplūdimio, kad nebūtų tenais, nežinau, 20 minučių, 15 ar net 10 važiuoti, viskas, tu jau galėsi užsitikrinti, aš manau, 10% ir į viršų. Tada biškutį geresnis dizainas, jau mes kalbam ten 12, 13, 14 ir visa kita gali būti labai gerai. Tai visiškai taip pat matau, jeigu kas nors nemato, taip prašau pasičelendžinkit tiek save, pačelendžinkit mumis, parašykit irgi komentaruose, kad mes linkę padiskutuoti ir pamatyti rinką. Žinai, dar vienas sluoksnis, tai yra administracinė įmonė. Atsimeni, Vilniui mes braižėmės ant lentos, kas yra administracinė įmonė ir susidėliojom, kad tai yra 3 sluoksniai. Tai vienas sluoksnį, ką jau dabar visi daro, tai nežinau, kokia tavo gal yra vizija, kaip tu matai,
Ir gal šiaip papasakoju, nes aš tai matau, kad čia yra irgi didžiulis išskirtinumas, nes turint, sakykime, gerą vilą, geroj lokacijai, nu nebūtinai jinai performance tą labai labai gerą ir didelę gražą. Tai vis tiek turim sukurti nepriekaištingą atostogų patirtį tam svečiui. Nu ir kaip sukurti, tai aš dabar manau, kad nedaug įmonių galvoja apie tą patirtį, nes yra tiesiog atvažiuoji, tau atrašo žinutę, padaro check-iną, išvalo vilą, tave išlydi ir viskas. Jeigu ten kažkur buvo kažkokia problema, kondicionierius neveikia, sutvarko tą kondicionierių. Tai čia yra vienas iš tų sluoksnių, bet mes dar įsidentifikavom du, tai gal vat, tu gali iš savo pusės, ypač labiau apie marketingą, tada galėsim ir apie kitą dar padiskutuoti. Jo, tai ką aš bent pastebėjau, va dabar būdamas, tai tą, kad tu sakai ir iš tikrųjų, nu vėl, kad nekalbėti mūsų žodžiais, nes gal mumis nėra linkę žmonės pasitikėti dėl to, kad mes patys vystam, tai mes esam šališki, bet tie patys mūsų klientai, kurie atvažiavo, nu, tai ir jie pasakojo, kad pasiėmė tenai vietą su pusryčiais ir jie buvo dviese su vaiku ir ateina, bet bookingė paminėjo, kad bus vaikas, nes ten atitinkamai, nežinau, Parašyta, ten lovytės ar nemokama vaikui. Jo, ir viskas buvo prašyta, kad nemokama atvaro tenai pusryčių ir ten tik tai 2 žmonėm, žodžiu, stalo įrankį, o vaikui neįskaičiuota, nesvarbu, kad ten buvo vienai parašyta tarp žvaigždučių, kažkur ten kažkas gal paslėpta, ar ten, kad ir kas bebūtų, bet jie nesutiko, žodžiu, ir vaikui nemokamai ten, ar tų pusryčių, ar kas ten buvo. Nors tiksliai buvo pažadėta. Jo. Taip, sakykime, iš viršaus jo. Esmė kokia yra, čia tokia smulkmena yra, bet ta smulkmena tavo atostogų patirtį, nu, jinai gali, gerai, nesugadins visų tavo atostogų, bet tu jau jausies nemaloniai. Tai čia yra vienas tas gal iš tokių mažų dalykų, tai vad kaip tu ir sakai, nu tai daug kas daro šitą, ne, bet mažai kas daro tiesiog, ieškau gero žodžio, bet išskirtinę aptarnavimą, išskirtinę kažkokią patirtį ir kažkokius elementus. Tai jo, tai čia yra, kaip aš matau, atsakant, tai yra tie irgi 3 sluoksniai management gal tos įmonės. Tai vienas sluoksnis yra tiesiog foundation. Tai pamatai, tai kad taip, viskas būtų tvarkinga, viskas veiktų, viskas būtų švaru, būtų kyla klausimas, tu žinai, kur nueit, ko paklausti ir tiesiog tavo problema yra išspręsta. Bet atsiranda dar 2 sluoksniai, nu ir ką mūsų komanda turi tą išskirtinai, tai kad kalbant tik apie save, aš ateinu iš marketingo, išleidęs virš 100 milijonų eurų ant reklamos, dirbęs su sparčiausiai augančiais e-commerce verslais Europoje ir su tokiu net gigantu kaip PepsiCo, kuris daro viso labo tik tai 100 milijardų per metus. Kodėl tai kažkam turėtų rūpėti, ar tai nėra, kad aš sakau tam, kad pasigirti kažkaip ar dar kažkas, bet marketingas yra, šiaip net yra knyga, kuri vadinas Breakthrough Advertising ir jinai yra parašyta irgi, gal nežinau, ten daug metų, 50 ar kažkas tokio. Bet jinai laikoma marketingo biblija ir jinai yra pritaikoma šiandien vis dar taip pat, kaip buvo tada. Kodėl? Todėl, kad viskas yra psichologija ir emocijos. Ir kadangi mes esame žmonės, kurie yra emociniai, tai visi tie patys dalykai, nu, tiesiog keičiasi pats dalykas, bet emocija tai jinai išlieka. Ir emocija, kaip jinai paveikiama, yra vienaip ar kitaip. Į gerą ar į blogą pusę. Dėl ko tai sakau? Todėl, kad visa tai, kai mes kuriam ir galvojam apie patirtį, kurią kursim savo klientam, tai visa tai yra atsižvelgta. Tai tiek iš analizės pusės, bet tiek iš kaip sukurti tą patį brandą ir sukurti tokią patirtį, kuri žmogui tiesiog įstrigs labiau nei bet kuri kita patirtis, kurie yra turėję. Lygiai taip pat, kaip tu pardavinėtum tenai vieną veido odos priežiūros kažkokią priemonę ir tada yra dar turbūt, nežinau, milijonas kitų, kurie lygiai tą leidžia reklamas ir tiesiog vieni yra sėkmingesni, kiti ne. Tai vad kodėl, tai vad tą patį pritaikysim ir pas mus iš marketinginės pusės, iš brando kūrimo, iš viso ko. Nu ir kitas dar elementas, apie kurį mąstom ir tikimės, kad mums spėsim padaryti ir viskas ir pavyks, bet nu, čia toks, net sakyčiau, ekstra sluoksnis, kuris net tiesiog dar viena pridėtinės vertės, tai tiesiog apie tą patirtį, kur pritaikyti dabartinės irgi technologijas su dirbtinio intelekto pagalba, kur tu gautum ar programėlės formatu, ar kaip, bet būtent, sakykim, kaip pavyzdį, imkim Vilo jūro, jeigu tu atvažiuoji, check-iną padarai, tai tu gauni patirtį, kur su dirbtinio intelektu, kuris yra mūsų išmokytas ir pateikta tiesiog patirtis, taip kaip Jonas čia gyvena jau
4 metai, man atrodo. Tai ką jisai žino, kas yra fainiausias vietos, kur yra geriausia patirtis, kai keliaujam, žmonės tiesiog nori, bet kur keliauja, jaustis kaip locals, niekas nenori jaustis turistas atvažiavęs, visi nori jaustis local, tai vat kaip bandysim ir sukurti tokią patirtį, kad... Vat ką dar paminėjai iš marketingo, nu tai tiesiog dabar kaip aš matau, nes tą analizę irgi rinkos darom, administracinė įmonė. Tai vat paminėjom tą vieną sluoksnį, kur tiesiog išvalo vilas, priima svečiai, išlydi. Bet ta marketinginė pusė, tai ką tu pasakė, aš jau nes čia sakyčiau yra tas aukštesnis gal, kur vat apie visą psichologiją ir taip toliau. Bet elementariai, jeigu vilos net paimtų gerą fotografą ir pasidarytų gražias nuotraukas, nu jos jau geriau veiktų. Aš kartai žiūriu ir atrodo, nu tiesiog pakeiskit nuotraukas ir jau bus gerai, žinai. Nu tai jau ten nekalbant apie, nežinau, influencerių kolaboracijas, content creatorių, kažkokius, nu vat mes turėsim bendras erdves, nu tai bus eventai kiekvieną savaitę, kažkas kito, kad palaikyt tą erdvę gyvą, PR kažkoje straipsnį, nežinau, ten lauko stendai, nu tiesiog galvoti, kaip pritraukti tą žmogų būtent į šitą. Tai, nu tikrai rinkui tenais yra, jeigu kažkas viena kita įmonė ir daro, tai tokį paviršių daro, kad, nu tikrai neina į tą marketinginę, pardaviminę pusę, kaip pritraukti tą žmogų čia. Tai man atrodo, čia jo, bus vienas iš tos administracinės gal pusės išskirtinumų, bet vad ką pašnekėjai inovacija, tai gal šiek tiek daugiau patirties ir čia mano to atsakomybė bus. Tai nu kas kainavo, nežinau, dar ten 5 metai atgal turbūt toks appsas tenais, sakykime, kokį mes įsivaizduojam, ten 100 000, dabar tu gali sukurti tenais tūkstančiais ir per savaitės, ar nu gal paimkim mėnesius, bet nebe metus. Tai žinai, kaip bent jau tai bus tikrai appsas ir, nu, kaip aš įsivaizduoju, viskas linko eina, tai eina žodinė komunikacija. Tas pat ChatGPT yra chatas, tu arba parašai, arba tu voice, žinai. Ir tiesiog jo, kur man šiandien pavalgyti skaniausią graikišką, žinai, restoraną, tai kaip tu sakei, mūsų rekomendacijų. Ten, čia gal labai populiarus, labai geri reviewsai, bet nu ne kažką, žinai. Tai žmogui tiesiog duoda rekomendacijas, jis pasako, noriu šitą, appsas klausia, ar užbukinti tau staliuką, žinai. Tai užbukina staliuką, kurią valandą, confirmationas ir taip toliau. Tai visa ta tokia patirtis, kad vėl mes grįžtam prie to, kad nepriekaištinga atostogų patirtis, kaip ją padaryti, daug tų skirtingų sluoksnių, bet vėlgi, jo, tiesiog gal... Jo, tai ir man čia, žinai, kas smagiausia dalis yra dėl to, kad dabar žiūrint į rinką, niekas to nedaro. Ir jeigu tu surastum Uluvatų kažką, nu yra tokia maža dalis, kur kažkas tiesiog bent galvoja, bent minimaliai apie ekstra žingsnį, kaip sukurti kažkokią išskirtinesnę patirtį. Ir man va tas, kas priduoda ir tokio tiesiog tikėjimo mūsų projektais, pasitikėjimo. Tai tiesiog tas, kad jeigu visi tie sluoksniai, apie kuriuos mes paminėjom, nepaeina mūsų appsas, nepaeina mano kažkokios marketinginės ten idėjos, iniciatyvos ar dar kažkas, ir ne mūsų eventai, kuriuos mes norim daryti, nepaeina, nu mes vis tiek žinom, grįžtam prie average. Jo, grįžtam prie average, ko yra mūsų matematika ir daryta. Jo, nu aš manau, kad tiesiog yra, žinai, nu, yra užmygę gal ant lauro, arba yra tiesiog senesnės kartos tie vystytojai, nu, kurie nesivargina. Jie žino, kad padarysiu truputį geresnį layoutą, biškį optimizuosiu kvadratinius metrus, ten gal kažkoks biškį dizaino sprendimas ir gerai. Nu ir mes ateinam su to tokiu jaunatvišką tą energiją ir to alkiu, nu padaryti daug geriau. Tai vat jo, ką viską diskutuojam, tai man irgi atrodo, vat su kai komanda kalbam ir taip toliau, su kiekviena ta idėja atrodo ir appsas, ir marketingas, ir dizainas, ir brandas. Nu tai tikrai atrodo, kad einam gerai kryptim, bet jokiais būdais, nežinau, nesakom, kad čia mes geriausi padarysim viską tenais nepriekaištingai ir taip toliau. Tiesiog mes turim savo viziją, mes turim kryptį, mes tą kryptimį einam, vieni investuotojai, vieni žmonės pasitikė, mato ir nutiki tą viziją, kiti visiškai netiki. Gali sakyti, kad čia nesąmonė, čia to nereikia ir taip toliau. Tai man atrodo, kad kiekvienas gali priimti tą sprendimą pats, bet mes, kur einam, man patinka. Man irgi patinka. Jo, tai jo, pašnekėjom šiaip apie būtent va, tą managemento kompaniją ir jo, gal va, dar turiu va, tokią įdomesnę temą, vieną iš tokių gal tų baimių, ką va, sako, nežinau, investuotojai, kad, nu tai, va, yra ir tų, kad Indonezija bananų šalis, kad čia, nu, antiek toli ir taip toliau ir va, prieš tai jau truputį paminėjau, kad nu tai jo, visų pirma, mes turim ten, dabar tiksliai nepasakysiu, apie 280 milijonų gyventojų, jeigu neklystu, ekonomika auga sparčiau nei, tarkim, Lietuvos 2 kartai,
Bet apie tos pačius įstatymus. Tai viena iš tokių rizikų būna tas klausimas, nu tai Jonai, kas bus, jeigu įstatymai pasikeis, tai gal iš manęs tą vilą atims. Tai aš irgi čia turiu keletą tokių statistikos, bet kaip aš žiūriu į šitą ir kaip atsakau, nu nes kas bus už 10 metų, nu neaišku. Nu, jeigu aš paklausčiau tavęs ar bet kurio žiūrovo, kas bus Lietuvoje už 10 metų, nu niekas man neatsakys. Kas bus Europoje už 10 metų, neatsakys, kas bus Indonezijoje, mes negalime atsakyti. 500 eurų, jeigu norėsi. Ja, už 500. Galėsi pasakyti. Tai dabar man čia duoti, kad ir žiūrovai gal. Benefitą žiūrovai irgi galėtų mokėti. Po 500 eurų. Po 500. Nu gerai, žiūrovam aš tada bandysiu kažkaip nusidėrėti iki mažiau nei 500 eurų, tai pasakysiu kitam epizode. Bet jo, žinai, tai toks, nu neaišku, kas bus toliau, bet aš tada sakau, žiūrėkim kryptį. Nu, kuria kryptimi eina valstybė. Tai ta pati Lietuva, nu, pavyzdžiui, priimtos mokesčių reformos, nu, kur per paskutinius 10 metų, nu, tai yra didžiausi mokesčiai, kada buvo. Tai kokie kryptis rodo, kad mokesčiai didėja, reguliacijos irgi griežtėja. Ir tie mokesčiai, jeigu buvo prieš tai, tenais nuomos pajamos apmokestinamos fiksuotų 15% tarifų, dabar jau yra progresinė sistema, kuri gali eiti iki 32%. Ten paimkim, nežinau, tą pačią Tenerifę, kur irgi labai pamėgė lietuviai investuoti, nu kaip ten viskas keičiasi. Tai 24-25 metais Kanarų salose vyko masiniai protestai prieš patį Airbnb. Vėl, nu jau nėra gera kryptis. Po to kai kuriuose zonose turistinių nuomų kiekis yra apribotas apie 10%. Tai vėl tu negali bet kiek turėti, tai yra apribota. Nu ir tada kas po to atsitiko, kad trumpalaikės nuomos licenzija iš visin buvo uždrausta ir perparduodant turtą, nebūtinai ta licenzija bus paveldėta arba labai ją sunku gauti. Tai vėl kokia yra kryptis, nu griežtėja reguliacijos, didėja mokesčiai, nu automatiškai sudėtingėja viskas. Ir tada aš bandau atsakyti, nu tai o kaip viskas vyksta Indonezijai. Ir čia irgi truputį statistikos prieš podcastą, tai 20 metais Indonezija priėmė vieną didžiausių reformų šalies istorijoje ir pakeitė 76 įstatymus, kur palengvino, kad būtent užsieniečiams būtų lengviau investuoti. Tai ir jo, vienas iš jų yra, kad didžiausios reformos buvo su nekilnojamu turtu padarytos. Tada mes vėl žiūrim toliau. 23 metais atidarė naują vizą, Golden vizą, kurią galima gauti iki 10 metų, vėl kad pritrauktų tuos investuotojus, kad jie čia investuotų. Tada vėl paimkim 25 metais, tai praeitais buvo būtent PTPMA. Kai mes atsidarinėjom įmonę ties Vila Meilė, tai buvo 10 billion įstatinis kapitalas, tai pagal dabartinį kursą čia yra apie 500 milijono eurų. Ir dabar yra sumažinta per 7-5% iki 2,5. Tai čia yra truputį daugiau negu 100 000. Tada vėl vizos, ten digital nomad, seniorų visokios vizos. Nu ir absoliučiai visur jie komunikuoja, kad mes skatinam turizmą, mes skatinam užsienio investicijas. Tai, nu, kokia yra kryptis? Tai yra kryptis, kad, nu, mes laukiam tų investuotojų. Tai vėl, į tą klausimą atsakant, nu, ar Indonezija čia bananų šalis, ar Indonezijoje čia, mano pinigai pradings ar ne, nu, tai niekas negali atsakyti, kas bus po 10 metų, nebent Arnui susimokat 500 eurų. Bet jeigu ne 500 eurų, tai ta kryptis, nu, tai man ir leidžia ganėtinai savim pasitinkinčiu atsakyti, kad kryptis Indonezijoje yra teisinga ir jinai skatina investicijas ir laukia tų investuotojų. Taip, tai visiškai ir ten, nu, šiaip net, nežinau, norėjau sakyti rekomenduoju, bet nežinau, rekomenduoju, nes ten energetiškai gali apsiteršti, bet paskaityti po mūsų reklamintos komentarus, nu, ir kur žmonės rašo, tai ar gali garantuoti tada tu tenai, kad ten, netims iš manęs kažką. Bet jo, kaip ir tu sakai, nu, tai kiti, pavyzdžiui, investuoja į Gruziją. Nu, tu gali garantuoti, kad Gruzijai tenai nepasikeis, kur tenai visiškai yra, kaip čia įvardinti, bet dvi jėgos kovoja tenai komunizmo ir demokratijos ir kurią pusę ten suksis ir kaip tai, kokią įtaką ten turės nekilnojamam turtui ir ar ten žmonės galės varyti ar ne, ar prasidės karai, neprasidės. Tai tu bet kur ką paimsi, irgi negali garantuoti. Visur yra rizika, nes ir tikrai yra gerų krypčių, tai tikrai ne vien Balis, tenais aš žinau, iš mūsų rato yra žmogus, kur Lietuvoje kaimeliuose perka ten mažus butus ir jisai gauna tą investicinę grąžą. Aš įsitikinęs, kad Gruzijų galima rasti, nu visur galima rasti, bet mes jeigu kalbam apie tą tokį globalinį atsitraukus paveiksliuką,
į kurią kryptį eina valstybė. Ir, nu, vat, ar ta kryptis priimtina, ar ta kryptis nelabai Ir priimtina. labai teisingai, nu, man atrodo, paminėjai irgi, kad dabar, jeigu taip žiūrint, ne, tai dėl ko mes čia esam, dėl to, kad mes matom čia geriausią investicinę grąžą ir tiesiog savo energiją ir laiką, kurią galėtume skirti Lietuvoje vystant ar dar kažkur, mes tiesiog renkamės tai daryti čia, nes šiuo momentu matom, už 5 metų, kur gal mes varysim į kitą salą, gal mes varysim į ten Pietų Afriką, ar ten, aš nežinau, kur mes galvosim, kad vat, yra geras potencialas vystymui. Bet, kaip tu minėjai, Tailande, pavyzdį Puketo, tai čia, kur įeini dabar ir kai matai, kad per 4 metus kainos paaugo 5 ar net daugiau kartų žemės toj pačioj vietoj, kur buvo prieš 5 metus ir dabar, tai tiesiog šiandien dieną investicija čia yra gera ir jinai bus gera už 5 metų įėjus šiandien. Ar už 5 metų įeinant bus kas gera? Man irgi atrodo, nu, tai mes turim, kad ir investicija gera, bet, nu, kitas dalykas, čia faina būti. Iš viso pasaulio, nu, mum nereikia įtikinėti, kad Balis fainas. Visas pasaulis pripažįsta, gauna nominacijas, pripažinimus, kad būtent Balis yra fainas ir čia žmonės nori atvažiuoti. Nežinau, paimkim surferius, tai yra visam pasauliu top 3 ar dabar 5, bijau pameluoti, bet 100% top 5 padang paplūdimys patenka. Padang paplūdimy filmuoti hollywoodiniai filmai. Nu tai visas pasaulis kažkodėl renkasi čia ir nu nereikia tada galvoti, nežinau, apie kažkokią kitą šalį, kur gal nebūtinai ten taip faina. Tai vienas dalykas žiūrėti į Excel lentelę, bet kitas yra vis tiek tas emocinis, žinai, tu atvažiuoji čia, nu pasikrauni tos geros energijos. Tas Balis toks užmedituotas, tų aukojimų, meditacijų, ceremonijų kiekvieną dieną, nu, sukuria tą emocinį vis tiek, kad čia kažkaip fainiau grįžti. Jonai, nežinau, ar tu nori, kad aš pavėluočiau ir kad mes dar turim biškį laiko, mes turim, tai galim dar. Aš stebiu laiką, nes... Bet beje, kada galvoji, tau reikia išvažiuoti, kad tu spėt. Aš jau galvojau, kad dabar pabaigą reikėtų. Bet na tai aš manau, kad mes per 10 minučių dar kelis momentus paimkim, kad summarizint viską. Žinai, dar ką norėjau, kol mes apie tos įstatymus ir Indoneziją vėl ir kryptį šnekėjom, tas pats Balis. Tai yra šnekama jau apie kitą oro uostą ir vėl čia statistika yra, kiek tas oro uostas priima žmonių ir kad jis jau beveik yra pilnas ir kad neišvengiama, kad turi atsirasti. Nes čia tų kalbų, prasidėjo, kad 24 metais, 25 metais, yra patvirtinta jau tenais iš valstybės, kad tai bus statoma ir kad tai neišvengiama, tai vėl prideda ekstra. Tada yra apie metro kalbama, kur irgi būtent nori daryti metro ir kur daug kalbų ir taip toliau. Vėl mes turim tos tokius ženklus ir tada kitas dalykas yra, pavyzdžiui, jeigu mes grįžtam labiau prie pačių Uluvatų, 25 metrų aplinkelis. Tai praeitą kartą mes šiek tiek kalbėjom, kad Uluvatų jau mokosi iš Čengų, iš Ubudo, kur ten turėjo daug spūsčių. Tai dabar yra ne tai, kad kalbama, o jau 100% patvirtintos, kaip atrodys būtent tas kelias, per kur jisai eis ir jau 100% yra supirkinėtos žemės. Vėl ta kryptis yra tokia į teisingą pusę ir tada, žinai, gal, kadangi jau nori tu labiau užbaiginėti, žinai, aš tą klausimą turiu, kodėl investuoti dabar? Ir tada, pavyzdžiui, iš mūsų pusės tos statistikos atsakymas yra žemės kaina. Jeigu tu turi geroj lokacijai kainą, tai mūsų meilės, vila meilė žemė pabrango beveik per 2 metus 85%. Tai jeigu rupijom, tai mes mokėjom 13 milijonų už arą, dabar mes prieš pradedant statyti buvom gavę pasiūlymą už 24 parduoti. Tai vėl teisingai lokacijoje žemės kaina labai sparčiai kyla, nes tiesiog žemės aplinkui nebėra tiek daug. Vila jūra mūsų, tai dabar mes 3 etapo pasirašėm visai nepersiniausiai, tai nuo 1 etapo, tada buvo pirmam etapė mokėjom 1 kainą, antram etapė ta kaina buvo didesnė, dabar 3 etapė 25% per nepilnus gal 6 mėnesius pakilo kaina. Tai vėl atsakymas, kodėl investuoti dabar, be viso, ką mes šnekėjom, tai net galima tiesiog pačią žemę pirkti, užsifiksuoti gerą kainą ir vien iš žemės galima uždirbti nemažai pinigų, tai pagrindinėse lokacijose žemės kaina kils, ir tai vienas pagrindinių dalykų, kodėl dabar, nes jeigu ne dabar, tai bus panašiai kaip Pukete. Puketas gal ir faina, gal ir viskas taip, bet jau tada įėjimo kaina visai kitokia ir tie atsiperkamumai visai mažesni.
100% ir aišku, aš tiesiog, vėlgi, aš šališkas esu, bet man Uluvatų tiesiog, vat, buvom su reikalais važiavę pas partnerį Andrėją į Sesę. sesiją. Per Čengų, per Seminiaką. Aš tiesiog grįžęs į Uluvatų, man nežinau, man atgaiva tiesiog yra ir aš tiesiog ten taip išsitrigerinu, taip pavargstu nuo viso to veiksmo ir visa kita, kad grįžus į Uluvatų, man tiesiog čia gera. Tai aš esu šališkas, bet aš tiesiog net jeigu ir bandau galvoti, o kas yra čia, ko nėra kitur. Ir aš suprantu, kaip tu sakai, čia faktiškai yra vieni geriausių paplūdimių ir yra taip daug paplūdimių, kur surferiai varo, bet jie nėra niekur tokie geri kaip Uluvatų. Dėl to čia ir buvo prieš 5,5 metų, ar netgi prieš turbūt 30 metų čia varė surferiai. Dėl to Uluvatų surf vilos jos tenai čardžinavo po 1000 ir daugiau, dėl to, kad surferiai varė tada ir varo dabar. Ir man tai yra tiesiog pridėtinės vertės didžiulis klausimas, kurio nepakeis. Taip kaip, pavyzdžiui, Sesė ir Čengu, tai viskas prasidėjo Čengu, Sesė yra šalia, tai tiesiog automatiškai plėtra vyksta. Ir man tenai, nežinau, po 5 metų Sesė patapus ten panašu kaip Čengu, atsiras kažkas dar šalia. Yeah. Ir tiesiog lengva tiesiog plėstis į kažkur, bet, pavyzdžiui, Uluvatų, man atrodo, turi tokius išskirtinumus, kurių tiesiog negalės kiti paimti. Dėl ko tai sakau? Nes taip, tu gali būti ir, pavyzdžiui, turint šitą mintį, kad atsiranda šiauriai oro uostas ir tada, tai logiškai galvojant, tai taip, būtų verta gal pradėti tenai žiūrinėtis į žemę, nes ten galbūt ten ateities yra kažkokios ir aukštos gražos, Viskas taip įmanoma, jeigu tinka ta rizika, jeigu nori čia praleisti laiko ir kaip mums užtruko 1,5 metų, iki kol mes pradėjom bet ką daryti tam, kad tiesiog susipažinti, kaip viskas veikia ir kiek yra daug niuansų, tai dėl to man tas vėl aš grįžtu į Uluvatų, kur viskas dar yra pakankamai early stage, aš sakyčiau. Tikrai nėra dar, kad per vėlų ar dar kažkaip ir tikrai čia galima investuoti ir tikrai, skirtinė vieta. Pasidalink streso lygis, dabar yra 15 kem 4. Kaip jautiesi? Kyla, nes tai jau tikrai. Ar esi jau pasiruošęs, susidėjęs daiktus, ko dar trūksta iki išvažiavimo? Daiktai 90% sudėti. Lauktuvė tik tais, jo? Bandysi dar važiuoti paieškoti kažko? Nežinau, jeigu 500 eurų duosi. Tai priklausys nuo atsakymo. Ne, tai atsakymas po eurų. bet jo. Tai gerai, manau, kad šiandien tiek, perėjom per tam tikrus momentus, kažkur gal kitą kartą daugiau išsiplėsim, tai manau, kad kitas epizodas gal bus Arnas vienas papasakos daugiau, kas yra tas brandas, kaip mes jį matom, kokios yra svarbios vietos ir taip toliau. Ir jo, jeigu turėsit kažkokių klausimų, pasiūlymų, į kurią krypti, į vieną ar kitą, nes vienas dalykas, nežinau kaip tau, Arnai, bet kai įsijungia šitą lemputę kameros, ne visada viską ištransliuoji taip, kaip nori ištransliuoti, tas mini jauduliukas atsiranda. Tai jo, ne visada gal išsiplečiam tam tikrose temose tiek, kiek norėtume išsiplėsti. Tai jeigu kažkur šiandien diskutavom ir viena vieta būtų, kur norit labiau, kad išsiplėstume, tai parašykit komentarą, papasakosim daugiau. O šiaip tikrai stengsimės įprasti nuolatos per mėnesį bent keletą kartų įrašyti šitos epizodus ir dalintis, kaip mes matom rinką, ką mes galvojam ir kurio kryptim viskas eina. Tai turbūt ačiū, tiek, tie, kurie klauso. Jo, iki pasimatymo. Iki.